manęs Vadim Zelev, viceprezidentas kickbokso ir K1 federacijos ir vyriausiasis teisėjas, galima pasakyti. Teisėjų kolegijos pirmininkas. Teisėjų kolegijos pirmininkas. Ir šių varžybų vienas iš rimčiausių organizatorius, kur visur bėgioja ir viską daro. Ne, aš tiesiog supervisoris, tiesiog prižiūriu, kad viskas praeitų sklandžiai. Supratau. Vadimai, papasakokit mums, prašau, kas čia vyksta, kiek dalyvių susirinko ir visą smulkę informaciją apie šitas varžybas. Šiaip čia pats galingiausias čempionatas per paskutinius 5 metus Lietuvoje. Atvažiavo iš 10 šalių sportininkai, atstovaujantis 51 sporto klubą. Virš 300 žmonių kovojo dėl Lietuvos čempiono titulo. Ir pirmą kartą mes padarėm kiklai discipliną, čia kaip ir, sakykime taip, pirmas rimčiausias tokias varžybos, kurios iki šiol Lietuvoje dar nebuvo. Čia jau galima sakyti, artėja link Europos čempionato tokios varžybos, kadangi 10 šalių, čia jau ne tik Lietuvos, čia atviras Lietuvos čempionatas. Drąsiai galima būtų pasakyti, kad Europos taurė, nes dabar, kur vykas Kroatija Europos taurė, tai ten buvo gal ant 2 šalių tik tai daugiau. Labai džiugu, kad Lietuvoje vyksta tokie turnyrai ir tas sportas populiarėja. Ačiū labai už šitą interviu, iki sekančio karto. Susitiksim kitam turnyre. Ačiū. Šalia manęs Paulius Virbačius iš sporto klubo OC Gym, ką tik pralaimėjai kovą finalinę. Pasakyk, kas nepasisekė, kodėl ją pralaimėjai būtent? Nes pasiruošimo metu paskutinę savaitę susirgau, biškį pasigavau virusą ar kažką, nežinau, ir su temperatūra lovoj gulėjau, tai pritrūko kvapo. Pritrūko ištvermės. Jo, aš mačiau, kad tu, kai rankom pradėdavau mušt, visą laiką pramuždavai, bet nebuvo tos jėgos tokios sprogstamos. Jo, ir aš nenorėjau labai smėti, stengiausi taupyti jėgas, nes norėjau pasilikti paskutiniam raundui, bet gavosi kaip gavosi. Tu čia kovoji su Moldovo atstovu, ką nors žinai apie savo varžovą ar ne? Ne, pirmą kartą teko susitikti ringę ir šiaip nesu nei varžybose susitikęs niekur. Šitos. Tai nieko nežinai visai. O čia buvo tavo viena kova per šias varžybas ar ne? Jo, nes tai burtai iškrito, kad mano kategorijai buvo 3 žmonės ir aš burtų keliu į finalą iš karto papuoliau. Kokioj tu čia svorio kategorijai kovojai? Aš kovojau iki 91 kg svorio kategorijai. Už suaugusių grupę, taip? Taip, suaugusių. Gerai, tai aš manau, kitą kartą pasiseks labiau. Buvo labai gera kova, ačiū už interviu. Iki pasimatymo. Iki. Šalia manęs Lietuvos kickbokso čempionas, sunkiasvoris Mantas Rimdeika. Mantai, sveikinu tave, buvo įspūdinga kova, labai graži kova. Papasakok, kaip tau sekėsi žiūrovams, kokie tavo įspūdžiai, kas nepasisekė, kas pasisekė. Na, iš tikrųjų, Baltarusas, prieš kurį dabar kovojau, buvo labai palyginus jaunas, bet labai techniškas iš tikrųjų, ką ir parodo Baltarusų Muay Thai K1 mokykla, kad labai techniški visi kovotojai. Ir tikrai buvo nelengva kova, labai techniškai, kaip sakant, pasodino mane.
bet paskui spėjau atsigauti ir tiesiog padariau teisingus sprendimus ir taškais, galima sakyti, laimėjau kovą, bet buvo tikrai sunku, tikrai nesitikėjau dar už mane jaunesnio baltaruso, kad tikrai taip gali techniškai kautis. Tai rodo Baltarusijos grinai Muay Thai kickbokso aukštą mokyklų lygį. Tai tikrai patiko kova ir daug ko pasimokiau iš jos. Tai va. Dabar tu esi Lietuvos kickbokso čempionas, tu laimėjai 2 kovos, tikrai 2 geras kovos ir tu įrodėjai, kad tu esi geresnis ne tik Lietuvoje, bet kaip ir žinom, čia susirinko virš 10 šalių, tai galima sakyti ir Pabaltijos ir Europoje. Na taip, dar pats tom netikiu kol kas, bet per šiandieną, manau, patikėsiu, tikrai džiaugiuosi. Eisiu šiokias tokias traumas įsigydysiu dabar čia per artimiausias kelias savaitės ir toliau judėsim. Treneris sakė, kad tu dar susirgęs šiek tiek. Jo, iš tikrųjų netgi bijau užkrėsti gal, nes biški šiek tiek temperatūra ir iš tikrųjų kokias 3 dienas tai sirgau taip konkrečiai. Bet jeigu nepritrūko, šiam turnyre nepritrūko tikrai, tai kad galbūt toks emociškai daugiau išsekęs buvau, bet šiaip viskas pakankamai tvarkoja. Tai supratau, ačiū tau labai už interviu. Žiūrovams patariam nenuvertinti varžovų ir siekti savo tikslo. Ačiū, sveikinu tave. Dėkui, ačiū Jums.